kimba. Šiandien ankstyvą rytą mes keliamės 6 valandą ir sėdame į pirmą keltą ir dabar plaukiame link molo ir ten žvejosime strimeles. Na ką, bičiuliai, einam link molo. Čia žugliai, svarbiausia, didelis kibiras. Nu, aišku, pas mane simboliškas. Kaip pirmam kartui, manau, bus gerai. Aišku, dar reikia turėti ir maišą. Tiek daug valčių, kurios plaukti žvejot strimelių, niekada nesu matęs. Plaukia pastoviai, praktiškai gal po 5 valtis maždaug. Tai rodo, kad strimelių bus. Kaip matote, oras nuostabus. Ir mes nusiteikę karingai, kaip ir kiti žvejai, gaudyti klaipėdietiškų silkių arba kitaip didelių aukšlių. Štai einame pro pasienio postą, kur tikrinami bilietai ir leidimai plaukti į jūrą. Labai nekantrauju iš tiesų pagaudyti Baltijos silkių. Tai čia matau žvejų krūvą. Kaip žvejų, visas molas pilnas. Ir visi susirinkę vieną strimelių. Metimai. Pirmasis kibimas ir silkė. Pirma žuvis ir ne paskutinė. Strimelė kibire numetė visus praktiškai žvynus. Kodėl? Nes visos baltos žuvis numeta žvynus, kai jas plėšrūnas sučiumpa. Ir taip jos išslysta iš nasrų ir išsigelbėja. Tai va čia tas pats atsitiko ir su strimelė. Štai. Mes plėšrūnai. Šiai žugliai reikia labai pasiruošus būt, daug kablių turėt, nes labai daug kliuvinių po vandeniu. Strimelių labai daug, tad jas praktiškai daugelis kabina už uodegų, už pelekų. Jos užeina tokiais būriais ir tada čia matosi, kas traukia, tenais reiškia žuvis stovi. O dabar va čia traukia žvejai, tai gal ir man pasiseks. Na ką, vėl zacep, išmėtėm viską. Jau nieko nebeliko, tada važiuojam į miestą apsipirkti. Toks nedidelis mūsų laimikis. Apsipirksim sistemėlėmis ir grįšim. Žiūri fainai kimba tos strimelės. Taip darai pravedimą, darai.
ir taip tik tai svoris užgula ir taip jauti, kad kažkas yra ir tada ištraukia tam 2 strymeles. Top! Antras reisas, štai jo tokia sistema. Svarelis 2 uncijų. Pas mus žvejyba alpinizmas. Norint pasiekti strimelių žūklės vietą, reikia brautis per visokius akmenis. Pažiūrėkit, štai kokie dideli jie. Tik pažiūrėkit, ką čia reikia daryti. Prašyčiau meškį. Čia kaip labas parke, klausykit. Tai kam nukerpam tuos siūlus, tam, kad strymelė iškart paėmus užsikabintų, o ne imtų už tų siūlų. Na, nes negiliai jinai traukti masinę. Pamokė štai čia esantis žvejys. Na ką, ir pradedam žuklę. Įdomi sandara. Gražuolė, jūrinė aukšlė. Linksta meškerykomis, pažiūrėkit. Atrodo, kad imtų gerą kokią lydeką arba ešerį. Pasirodo tokios aukšlikės. Gražu? Poliarizuoti akiniai valdau. Praktiškai net neliečiu šitų strimelių, paimu už kabliuką ir pačios nukrenta. 10 žuklė. Traukiu ryte. Kodėl? Todėl, kad pas strimelę žiaunas, tiksliau, kaip čia burnos kaulai, kremzlykės, labai yra minkštas ir lengvai plyšta, todėl reikia neduoti valai atsipalaiduoti. Jei neturite po rankas servetėlės arba kokio nors skuduro, tai pats geriausias skuduras yra štai akmenys. Dumblas sugeria visą drėgmę, lieka tik švinai, o jie vėliau nukrenta. Sako, gerai išsitrina ir ranka sausa. Meškeriotojai gaudo tas strimeles ir gaudo sėkmingai, bet tai tik pradžia, o kas vyks vėliau, gegužės mėnesį, kada visos strimelės suplauks arčiau krantų neršti. Tai čia bus pilni molai dieną naktį. Bus krūva žvejų ir visi gaudys vieną žuvį – strimelę.
vos užsikabina už kabliuko strimelė. Labai atsargiai paima. Vienas užmetimas, galima sakyti, viena arba daugiau žuvų. To jau padarysi dar vieną metimą ir pamatysi. Palauki, kol svarelis ir visa sistema nusileis ant dugno. Ir tada staigus patempimas ir pasukimas. Nusileis ant dugno dabar. Patempiu pasukiu. Ir taip strimelės ant tos pauzės. Tada krenta masalas, dažniausiai ir griebia. O čia kažkas arba už šono, arba kelios strimelės. Arba kaimynas. O čia rimtai, kažkas gero. Kažkas gero. Pažiūrėkit į meškerį, kaip gražiai atidirbinė. Rekordas, 3 žuvys. Nutrūko. Bet nieko to. Tegul gyvena. Tokie gražus čia grundulai, tokie pusti. Čia, vat nuo šitos dalies vien mėsa. Įsivaizduokit, jeigu tokį va pagauti, kiek čia mėso. Nu, dabar šitą mažylį paleidžiam. Gražuolį. Prie pat akmenų jie čia gyvena. Ir jos galima gaudyti, praktiškai paimti kabliuką, svarelį ir leisti ant dugno su slieku ir taip gaudyti tos grundulus. Šiai žūklei naudojami gan tvirti spiningai, kad atlaikytų visokias smarkias įtampas. Valas turėtų būti gan storas, pas mane stovi 0,3 valas ir ryte 3000. Galima statyti stambesnę, bet man tokios pakanka. Masalus naudoju štai tokios čia krevečių imitacija, nes strimelė minta pagrinde vėžiagyviais, bet paimu, nukerpu praktiškai visą šitą uodegytę, palieku tik tais kabliuką ir dalį to celofano. Ir tai labai žadino apetitą strimelėms. Svarelis turėtų būti ne per didžiausias, nes labai srovė nešioja svarelį tarp akmenų ir labai daug atvejų, kada nutrunka visa sistema. Būtent dėl svarelio įstrigimo tarp akmenų. Vienos uncijos svarelis. Šiandienos žūklę baigėme, gerai praleidę dieną. Tikrai žūklė buvo nuostabi, visiems patariu gaudyti štai tokias nuostabias jūros silkes, nes tikrai jų žūklė nepakartojama, kaip jas purtos, kaip jis duoda per nagus. Ir tikrai jas galima gaudyti dideliais kiekiais. Čia 5 kilogramai. Strimelė nepasižymi dideliu protu, tad griebia praktiškai viską, kas blizga vandenyje ir yra mažesnio dydžio negu ji pati. Ši žuvis yra silkių giminės. Išauga štai, čia yra universalaus dydžio strimelė. Išauga iki 30–40 cm. Bet čia jau rekordiniai laimikiai tokio dydžio būna. Universalios tai tokios apie 20 cm žuvis. O laidos pabaigai siurprizas.